Bet toj tremti vieną dieną kažkaip netikėtai įsėlino vienatvė. Rudnosiukas buvo palikęs taip duris praviras, kažkur iš tundros įsėlino tyliai. Ir kai Rudnosiukas atėjo, žiūrėjo pro langą, vienatvė tik tai čiupo už gerklės, rėmė į smaugtą. Pasigailėk, pasigailėk! Rudnosiukas vos neužduso. Čiupo tą vienatvę, išmetė per langą, uždarė langą, uždarė duris, užsirakino ir galvoja, pala. Vienatvė mane prismaugs. Reikia susiras draugų. Užsiras draugų. Jis nubėgo į tundrą, susirado tokį seną nukaršusi lapiną Bernardą Šau. Sako, klausyk, Bernardai, gal turi draugų? Turiu, sako Bernardas, pasikasė ir davė jam 2 blusas. Rudnosiukas prasinešė, sako, gerai, dabar turėsi draugų. Ką jis pirmiausiai padarė? Pirmiausia, sako, reikia mums pakrikštyti. Vieną pakrikštijo Antanu, o kitą Marijoną. Tada sutarė, kad gyvens gražiai, draugiškai ir paguldė Antaną į pažastį, o Marijoną tarp kojos 5 ir 4 pirštelį. Nu ir nuėjo miegoti. Dar pasakė visiems labanakt. Naktį Rudnosiukas kažko pasibūdo ir pasikasė pažastį, žiūri, nebėra Antano. Jis nustebo gerokai. Antanai, kur tu? Nėra. Puolė ieškoti. Sako, viskas aišku. Jau jisai kojoj. Pas Marijoną, žodžiu, parvarė jį namo, į pažastį, bet buvo vėlu. Šaukštai buvo popiet. Kitą dieną Marijona pagimdė 3 blusiukus. Ir taip sutapo, kad tą kitą dieną atvažiavo pas Rudnosiuką į svečius į tremtį Ežys aplankyti ir Rudnosiukas neturėjo ką padovanojo tuos 3 blusiukus. Sako, va, Ežy, čia tau nuo manęs tremties atminimui veškis. Ežys išvažiavo, aišku, laimingas, padėkojo, viskas jam labai patiko. Rudnosiukas liko vėl. Ir vėl atėjo vakaras, vėl suguldė savo draugus. Iš ryto atsikėlė, sako, labas rytas, draugai. Tyla. Labas rytas, draugai. Draugai! Pradėjo kasytis, pažasty nieko, kojos pirštelius tarpuose nieko. Pasikrapštė galvą ir rado raštelį. Išėjome į žmonės. Pagalvojo Rudnosiukas, kaip liūdna, kai atsikėlęs ryte, neturi kam pasakyti labas rytas, Ir tada jis pastatė mažą paminklėlį, galvoj, užrašė brangių draugų Antano ir Marijonos atminimui. Paskui dar pagalvojo, einu aš iki pašto dėžutės, pažiūrėsiu, gal kartais Ežys kokį laišką parašė. Nuėjo pašto dėžutė, bet ten nieko nerado. Išskyrus 2 tarakonus. Na, kas naujo? Paklausė Rudnosiukas. Viskas naujo. Sakė tarakonai, va, žiūrim pro skylutę, matom dangų, dangus kasdien vis naujas, debesis nauji. Uždarė Rudnosiukas tarakonus, kad neperšaltų, grįžo namo ir sukūrė eilėraštį apie tarakonus. Mano pašto dėžutėje gyvena 2 liūdni tarakonai ir niekas netrukdo jiems ramybėje ilsėtis. Nebėra laiškų nuo Dievo kareivytės, gal žiemą sušalo kur į ledą, o juk sakiau, kad įlystų kur nors į skylę ir nevaikščiotų plika galva, kai sninga. Nebėra jokių laiškų nuo Žiogo, išvažiavo į Vilnių mokytis groti ir užmiršo mus visus, lyg mūsų nebebūtų. Invalidė plakė iš kaimo ir ta seniai neberašo, o gal ją kas išskalbė karštam vandenį su kvepiančiom putom, o gal jų laiškus neša kitur, kur kvepia išbarstyti ant stalo duonos trupiniai, o mano pašto dėžutėje gyvena 2 liūdni
tarakonai. Jie skaito laikraščius, jie spokso pro skylutę į dangų, jie laukia laiškų nuo musės arba